Nu, kon jūs, Samoškos mėgėja. Sveiki gyvi. Sveikinu su jums iš Plungės. Sugalvojau leistis vienoj kelionį. Važiausim į Rygą. Va, turim žemėlapį. Važiuosim į Bikerniekus. Nu, seniai taip autonomiškai nevažiavau. Pažiūrim, ką rodo. 10,3 vidurkis. Jo, galima dar važiuoti 600 km. Nematyti skaičiai gyvenime. Kiek jinai valgo trasai? Trasai valgo 4500. Tai čia nemokamai važiuojam. Nu tai kas čia mūsų šiandien laukia? Su Valteriu Sviedriu mokysimės vairuot. Iš tikrųjų panašų modulį esu praėjęs su Martinu Cidunovu Lietuvoje. Ar bus įdomu palyginti. Žiūrėkit, kokie geri ratai. Naujas ratlankių modelis. Tokio gerumo. Taip ir vargstam čia šiandien. Sakant, dar vieną dieną ofise. Mes jau praėjom teorijos mokymus, tada buvo slalomas, tada buvo launch control, o dabar mokymasis stabdyt. Žiūrim, kaip sekas. Kažkaip taip. Ir po šitos rungties važiuosim jau į trasą, palaisyt po Bikerniekus. Good. Dabar Valteris su Makanu ves priekį, o vairuotojas seks paskui sportiniu režimu po Bikerniekų trasą. Nu, prasilėkiau savo ratukus, nerealiai. O dabar parodysiu mašiną, su kuria nevažiuosim. Dabar mūsų dar laukia vienas siurprizas. Valteris Sviedris parodys, kaip reikia važiuoti trasai. Praveš. Bus fan. Yes, let's go!
Na ką, metas baigiamam video, tai baigiam šios dienos atrakciją. Mūsų važiavimus rezultatui irgi išmatavo, mes ten 3 palenktyniavom. Kas laimėjo pirmą vietą, gal ir nereikia sakyti. Laimėjo Martinas. Tai va, tai buvo fun. Ačiū Porsche Latvija už šitą experience'ą, buvo fantastika.